Sveiki kolegos, tai varau į parodą Ką pasėsiu 2024, tai čia jau antras kartas iš eilės, kai varau, galit pažiūrėti praeitais metais, kokia buvo paroda, yra vaizdo įrašas, išdėsiu nuorodą, galit paspausti, na ir pažiūrėsim, kas pasikeitė ir ko gero šiais metais. Kadangi esu smulkusis ūkininkas, tai rodysiu tik tai, kas aktualu būtent mums, įsivaizduoju, kad kas mane žiūri, taip pat esat smulkiai ūkininkai, tai va būtent kas aktualu smulkiesiems ūkininkams. Ir stengsiuosi nerodyti to, ką rodžiau jau praeitais metais. Na, kaip visą laiką, pirmiausiai mus pasitinka Arbos traktoriai, lygiai taip pat ir praeitais metais mums pasitiko Arbos traktoriai patys pirmieji, kai tik atėjom. Jeigu norit apie juos pažiūrėti plačiau, tai pažiūrėkit 2023 metų parodą, bet kiek atsimot, tai mes anais metais jau išsiaiškinom, kad tai yra itališki traktoriai, tai bet jų tik dizainas, kaip išsiaiškinom, yra itališkas, o traktoriai gaminami Kinijoje, bet vis tiek galim prisiminti, kaip atrodo gale visos jungtis ir Arbos, aišku, gamina ir didelius traktorius. Toliau John Deere sekcija, tai dydžiai skiriasi drastiškai, čia taip pat 25 arklio galių traktorius, kaip ir prieš tai buvęs Arbos, bet jis yra trigubai mažesnis negu anas traktorius, bet arklio galios tos pačios, dydžiai labai stipriai skiriasi. Aišku, John Deere visi suprantam, kaina visai kita, bet ir išvaizda taip pat atrodo solidžiai, tikrai tiek išorė, tiek vidus labai gražus. Štai truputėlį ir galingesnis, 38-35 arklio galių traktoriukas, taip pat atrodo aišku gražiai. Team traktoriai, taip pat įvairių dydžių, aišku, mus labiausiai domina, mane domina tai mano levelio, tai 25 arklių galių, čia truputėlį galingesni, kaip matom, čia kaip suprantu 60 arklių galių, didesnis, labai jau išblizginti traktoriukai, net padangos tokios blizgančios, 35 arklių galių, štai ir 25 arklių galių. Taip pat dydis, vėl palyginam su John Deere, daug didesnis, už mano Farm Trucką irgi aišku daug didesnis, tikrai toksai erdvesnis, hidrostatas matom, bet kas, toksai atrodo paprastesnis, aišku, traktoriukas, bet kas man patinka ant to Team, tai yra ratų bazė. Jeigu žiūrit mano vaizdo įrašus, tai matot, kad Farm Truckas yra labai nestabilus nelygiuose vietose, už šito rato bazė daug platesnė negu Farm Trucko, taip kad akivaizdu, kad jis bus tikrai stabilesnis. Galim trumpai žvilgtelti į galingesnį brolį, 48 arklių galių traktorių, ir su kabina, aišku, jau čia rimtesnis traktoriukas. Pažiūrėkim, kaip viduje atrodo. Štai galite vertinti vidų, daug plastiko. Taip gal įvertinčiau. Svarbiausia, aišku, yra kur gėrimą įdėti ir taip pat yra kolonėlės, ir magnetola taip pat yra. O kažkas naujo, praeitais metais Bobcat traktoriukų tikrai nemačiau ir apie juos nieko nefilmavau, tai čia pirmą kartą tokį matau, taip pat 25 arklių galių traktorius su kabina, spalva, čia jau spalva tokia mėgėjų, balta tikrai labai keistai atrodo spalva, galim pažiūrėti, kaip atrodo gale visos jungtis. Taip pat yra Bobcat ir žiūrėkit padargų visokių, toks įdomus Bobcat, baltas traktoriukas, spalvos pasirinkimas tikrai labai įdomus. Žvilgtelkim viduje. Tai va taip atrodo Bobcat vidus. Hidrostatas matom, mykmako visokių yra. Bėgių rankina tokia įdomi. Kėdė atrodo ganėtinai patogia tokia. Darbinis valdymas, aišku yra kur gėrimai padėti, labai svarbu traktoriai. Taip pat matom yra kolonėlės, vieta magnetolai, bet jos nėra. Toks Bobcat variantas taip pat, jei susidomėjo, 27 000. LS sekcija, vėl nieko naujo, viską matėm praeitais metais, tiesiog greitai galim pažiūrėti, 25 arklių galių traktoriukas, būtent tas, kuris mane domintų. Jo brolis truputėlį daugiau arklių galių, be kabinos. Vidus kaip atrodo. LS simpatiški traktoriukai. Ir tas 25 arklių galių ir jo dydis, manyčiau, yra toksai optimalus. Kaip tik, koksai turi būti mano fantazijų 25 arklių galių traktoriukus, tai tas toksai ir yra. Nes ten tie visi tai buvo per dideli, John Deere'as tikrai per mažas kaip 25 arklių galių, o tas dydis pats tas būtų. Ir man ūkija toksai būtų pats tas, tai panašus iš tikrųjų dydžiui mano Farm Trucką. Viduj, kažkaip man asmeniškai jaučiasi, kad visgi kita klasė, toksai prabangesnis atrodo rankinis, kėdė, darbinis. Mykma kaip visi, hidrostatas kaip matom, tikrai LS traktoriukai visi suprantam, kad yra patvarus. Kijoti, mano kanale yra visiškai pilna apžiūra, šitą man buvo davę, pats galijotas pabandyti, tai galite pasižiūrėti vaizdo įrašą, įdėsiu nuorodą, išbandytas, tikrai patiko, nieko blogo negaliu pasakyti. Apėjau visą parodą, visą ratą padariau, žinokit, tikrai man susidarė toks įspūdis, kad paroda yra tikrai mažesnė nei praeitais metais, bet man taip gal susidarė toks įspūdis ir
praktiškai viskas čia yra skirta labai dideliems ūkininkams. Nu, tokiems smulkiems ūkininkams kaip man čia praktiškai nieko nėra skirta. Pažiūrėkit, net priekabus yra čia milžiniško dydžio. Nu, viskas čia skirta tik tai labai dideliems ūkininkams. Ir kas keiščiausia, aš nemačiau nei farm truckų, nei solis, nei jokių padargų mini traktoriukam. Gal aš kažką praleidau, pamėginsiu dar vieną ratą padaryti. Bet, nu, viskas čia tikrai skirta jau labai dideliems ūkininkams, o tokiem kaip aš čia praktiškai nėra ką veikti iš tikrųjų ir, nu, tikrai. Net nežinau, ką aš čia galėčiau savo gero pasižiūrėti. Viskas kosminio dydžio. Štai vienas iš pavyzdžių, 2024 metų traktorius. Nu, kosminio dydžio traktorius, pažiūrėkit, jo vikšrai vien už mane yra didesni, čia 2 metrų aukščių vikšrai. Tai, nu taip, aišku, čia neįsivaizduoju, kokio dydžio ūkiams yra skirtas traktorius, bet, nu, kaip ir sakau, didžioji dalis būtent tokių čia yra būtent traktorių. Na, įspūdingo tikrai dydžio agregatas. Šalia taip pat truputėlį mažesnis, bet vėl suprantam, na, didžiulis traktorius. Purkštuvas irgi belenkokio dydžio, dar vienas traktorius. Nu vėl jau, matot, galite susidaryti tikrai įspūdį, jeigu kažkas nebuvot, kad, nu, viskas yra tikrai skirta didiesiems ūkiams. Ir tokiam smulkiam ūkininkui čia nelabai yra ką žiūrėti. Toliau kombainas taip pat milžiniško dydžio, priekaba ir ta didžiulė. O, įmuka tik tais 2820 eurų į mėnesį, prašom, pirkit. Jeigu net kombainai buvo jums per maži, štai didesnių kombainų, lemba, bet šitas nupirktas, eina savo, nu ką padarysi, nesuspėjau šitą kombainą. O, bet dar vienas yra, bet reikia skubėti, nes čia žiūriu irgi daug norinčių, besižiūrinčių, juokau, aišku, bet dar kartą pakartosiu, kaip matom, tikrai technikos įspūdingų dydžių. O, šitą trumpai modifikavus galima siūsti frontą išminavimam, atrodo kaip karo technika, nu bet kaip suprantu, čia yra skirta, jeigu rimtai, tai tiem kelmams, ar ne, smulkinti, nu aš taip įsivaizduoju turbūt. O štai ir vakar žvaigždė, tai čia kaip suprantu naujasis traktoriukas, daug dėmesio čia skirima, visi filmuoja, žiūri jį, pristatinėja. Tai kaip suprantu, čia naujausias Massey Ferguson traktorius, na, čia žvaigždė šio vakaro. Šita Valtros traktorių spalva belen kokių gerumų, čia kaip audinės, čia naujaudė spalva yra tokia, grinai haki, nu tikrai šitie traktoriai gražiai atrodo, ratlankiai, pažiūrėkit kokie eitų savo, nu čia man asmeniškai turbūt gražiausias traktorius visoje parodoje. O, šita spalva irgi labai gera, nuo Valtra tai tikrai dizainui matom skiria daug dėmesio, su tokiu būtum pats šustriausias ūkininkas kaimelgė. Net ant jo langų užrašyta bosas, nu su tokiu tikrai būtum bosas. Ir truputėlį automobilio, šiais metais dominuoja Kia. Na, šita naujoji Kia EV9 tikrai yra, nu, man asmeniškai labai gražus modelis, toks masyvus, toks, kaip pamatai, tik didelis, esu kelis kartus sutikęs tokį važiuojantį, nu tikrai įspūdingai atrodantis automobilis, toks masyvus, gražus, nu, šitas Kia modelis labai, sakyčiau, vykęs iš visų pusių, jis man atrodo labai simpatiškas. Na ir aišku, kokia ūkininko paroda be Raptorių, nu, Raptoriai visą laiką, aišku, atrodo įspūdingai. Lietuva ir Ukraina stand together, nu labai gražu, šaunu. Ir pabaigai truputėlis meno, tai čia vyksta dar štil benzopjūklų skulptūrų konkursas, nežinau kaip pavadinti. O, lietuvis gamina krokodilą. Man tas krokodilas man tikrai žiauriai kažkur matytas. Parašykit, niekaip nesuprantu, kur aš jį mačiau, parašykit komentarus žmonės. Čia, man atrodo, kad čia Lolo krokodilas. Taip, čia ožys ir dar turbūt vieną ožį, kurie kovos tarpusavyje. Meška su pelėdom. Po kol kas šitas darbas, man atrodo, įspūdingiausiai. Mongolijos atstovo darbas, nu vilkai tikrai labai detalus darbas. Kaip iš šitas akistrukės padarė ir nosį, nesuprantu, išdegino. Nu labai detaliai padaryta, tikrai įspūdingas darbas. Ką gamina Lenkijos atstovas dar neaišku. Lietuvis grifoną daro, mitinė būtybė. Jungtinių Amerikos valstijų kampas, tai čia kaip suprantu 2 Jungtinių Amerikos valstijų atstovai. Vienas daro meškas, kitas angelą, o lietuvis dar vienas daro tokį gražų šuniuką, labai gražus. Kadangi konkursas štil, tai kaip suprantu viską reikia daryti tik su štil įranga, pažiūrim ar niekas nesukčiauja, nu ne. A few hours later. Uždėjus spalvą viskas atrodo dar įspūdingiau, wow, nu tikrai labai įspūdingai atrodo. Ir beje tas antras tai buvo ne ožys, o kaip matom vilkas, nu
tikrai gerai atrodo, tu savo. Wow. Nu, nuspalvinimas labai stipriai pakeičia visą vaizdą. Meška su ereliu. O lietuvių krokodilas, nu, nuspalvinus tikrai atrodo įspūdingai. Vėl niekaip nesuprantu, kur aš jį mačiau. Nu, lemma, man atrodo, čia iš lauko krokodilas. Dar ir žuvį matom pagavęs jisai. Įrankių čia visokiausių žmonės naudoja, mačiau ir kaitina, ir dažo, ir šlifuoja, ir pjauna labai daug visokių čia įrankių. Nu, aišku, technologijos čia atkirtę sistemą. Nu, viskas įspūdingai atrodo. Tas Jungtinių Amerikos valstijų tikrai žiauriai geras. Happy hour. Laiminga valanda. Tokie išgėrė tas be dantų vienas meškienas. Geras šitas. Nu, čia vienu žminti. Reikia taškų žmogui duoti. gerai šitie atrodo, eina savo. Na, bet matom, kažkoks lengvas sukčiavimas yra. Štilų konkursų naudojam ir matytą įrangą. Na taip, turbūt, kad pjauti reikia tik su štilu, aišku, suprantam, kad šlifuo, deginti, tai galima turbūt su bet kuo. Dar vieną mažiuką meškiuką daro tokį. Žmogus planšetė įsijungęs, žiūri piešinėlius. Na, o dabar, kolegos, atėjo metas dovanoms. Tai gavau dovanų, nu, tiksliau sakant, susisiekė su manim taip netikėtai kompanija Armitech. Tai čia yra kanadiečių kompanija, kuri gamina žibintuvėlius ir gamina labai gerus žibintuvėlius. Kiek žiūrėjau, tai pasaulyje labai vertinami žibintuvėliai yra. Prekiauja ten gal 60 pasaulio šalių ir mes pašnekėjom ir suderinom, kad nuo šiol Armitech žibintuvėlius galėsit nusipirkti mūsų internetinį parduotuvį, tai yra ūkistau.lt. Tai pačiu įdėsiu nuorodą, galite pasižiūrėti. Internetinė parduotuvė dar nepaleista. Jau aną seriją sakiau, kad jau tuoj paleisim, nu dabar jau tikrai tuoj paleisim, tai tikiuosi, kad po Velykų jau svetainė tikrai veiks ir galėsit viską nusipirkti gyvai online. Jeigu dabar kažkuo susidomėsit, kol dar svetainė nepilnai baigta, tai galit man parašyti asmeniškai, tikrai padarysiu gerą nuolaidą ir galit, apžiūrėkite tiesiog tas prekes, apačioj nuorodą įdėsiu ūkistau.lt ir jei kažkuo susidomėsit, parašykit, padarysim gerą nuolaidą, galėsit nusipirkti ir dar kol svetainė nepaleista. Na tai ką, tai tą progą, kadangi mes suderinom, jog prekės bus prekiavimas pas mus, dar gavau ir dovanų iš Armitecho. Gavau 2 populiariausius jų produktus, tai pasidalinsiu dovanom su jumis, tai vieną padovanosiu jum, vieną pasiliksiu savo ir išpakuojam pirmiausiai, ir paskui pažiūrėsim, aptarsim, kokios šitos sąlygos, kad jūs gausit truputėlį dovanų iš manęs. Gavau 2 populiariausius jų produktus dovanų, tai yra C2 Pro Max ir va štai tokį Zippy prožektoriuką. Nu gerai, žiūrėkit žmonės, dabar bet kokiu atveju gavau 2 dovanas, kaip ir sakiau, pasidalinsiu, tai vieną duosiu jum, tai, nesupykit žmonės, bet jum duosiu štai šitą, tai yra Zippy žibintuvėlis, o savo pasiliksiu štai šitą C2 Pro Max, nes man bet kokiu atveju žibintuvėlio tikrai labai reikėjo, geras žibintuvėlis kainuoja ganėtinai brangiai, tai šitas ir kainuoja ganėtinai brangiai, pas mus Lietuvoje mačiausi kainuoja nuo 130 iki 150 eurų va tas žibintuvėlis, tai kaip ir sakiau, jei kažkas susidomėsit, paskui parašykit, tai tikrai parduosiu pigiau, padarysiu gerą nuolaidą, bet man šito tikrai reikėjo, tai neturiu iPhone Pro Max'o, tai bent jau turėsiu prožektorių Pro Max'ą. Tai šitą pasiliksiu savo, o šitą padovanosiu jum. Bet pirmiausiai išpakuokim. Kaip suprantu, yra dviračiui skirtas užmontuoti. Toliau turime, ką čia dar gero turime, turim baterijos adapterį, tai galit naudoti beje su ganėtinai daug ličio jonų baterijų, tiesiog čia įkišat savo ličio jonų bateriją, tai įkišat į vidų ir galit naudoti su šito prožektoriuku. Taip pat turime ant galvos uždėti tą bendą, prožektorių pritvirtinti prie galvos, štai tokį turim variantą. Tuomet jis yra pakraunamas per USB, tai yra pakrovėjas, beje magnetinis, tikrai grinai kaip ant iPhone, pažiūrėkit, su magnetiniu čiukštriais ir neveltui C2 Pro Max. Ir galim pakrauti. Ir aišku, savaime suprantama, turim patį prožektorių ir kaip suprantu, ličio jonų baterija taip pat yra pridėta viduje. Ir dar štai tokioje jisai yra dėžutė. Tai tas prožektorius beje yra 3 viename, tai reiškia, jūs galite jį naudoti kaip kasdieninį prožektorių. Tai va, jeigu ištrauksim, kaip kasdieninį, tiesiog nešiotis ir įjungti. Tuomet galite užmontuoti jį ant galvos. Ir tai gali būti jūs ant galvos užmontuojamas. Ir taip pat galite primontuoti prie dviračio. Ir lygiai taip pat dar čia pačiai yra magnetinė, taip kad jį galite prilipinti visur, jisai limpa, tai kaip darbo prožektorių galite naudoti. Ir kaip suprantu, taip, baterija yra, kaip matot viduje, čia yra baterija 5000 mAh baterija yra įdėta viduje. Tai va, bet kaip ir minėjau, turit adapterį, tai galit per tą adapterį irgi naudoti ir kitokias ličio jonų baterijas. Bet čia baterija yra pridėta, tai aišku, man dabar to adapterio nereikia.
Beje, čia dar kas yra, buvo parašyta, kad yra apsaugos, tai reiškia, kad kaip ten buvo parašyta, kad niekada jums neužtrumpins tos baterijos, yra apsaugos, beje, prožektorius yra atsparus visokiems dalykams, tai jį galima tenais ir mėtyti, ir pervažiuoti, jisai gali kristi iš 10 metrų aukščio ir jisai toliau veiks. Taip pat yra IP68. Tai reiškia, jisai atsparus visom dulkiam, vandeniui, jisai gali veikti net po 10 metrų gylyje, tai atsparus yra labai daug jisai viskam. Aišku, taip pat atsparus drebesiam, nes jį gali pritvirtinti prie vibracijom, nes jį gali pritvirtinti prie dviračio ir kai važiuojat, dviratis vis tiek visas juda, taip kad jisai atsparus ir tam. Taip pat atsparus karščiui yra apsauga, jeigu užkaista ten iki 58 laipsnių, automatiškai įsijungia. Ką čia dar paminėti reikėtų, kad čia taip pat yra 4000 liumenų ir apšvietimo kampas, jei gerai pamenu, yra 150 laipsnių. Taip pat parašyta, kad jeigu dirbat minimaliu režimu, tai 2 mėnesius jisai gali jums atlaikyti. Jeigu dirbat maksimaliu režimu ir jisai atlaikot įjungtą, tai ten 3 valandas kažkiek jisai gali šviest. Nu, pasikrauna štai su tokiu magnetiniu. O tu savo kaip pritraukia, pažiūrė. Eik tu savo baldą kartą. Iš belen kokio atstumo pritraukia, pažiūrė. Bum, eik tu savo kaip iš aukštai, nu tikrai geras. Tai va, ką, pažiūrėkim, kažkai pakrauta baterija, ne dabar klausimas. O, tai pakrauta, bet čia yra daug labai funkcijų, aš iš tikrųjų dar nepaguglinau, bet čia yra 3 kažkaip paprastos funkcijos ir dar yra 10 profesionalių funkcijų. Tai čia tų funkcijų yra labai daug, įjungiat, va, paspaudžiat mygtuką, tiesiog įjungiat ir čia po to yra kažkaip dar tos funkcijos, bet aš žinau, kad dar nepasižiūrėjau, kaip tos funkcijos veikia, pala. Jeigu paspausiu ir palaikysiu, ai va. Reikia paspausti ir palaikyti ir funkcijos keičiasi, tai šviesėjat, palada kartą. Tai dabar šviečia taip, jeigu palaikysiu šviesiau, dar ryškiau ir tuomet ta minimali funkcija 3 vartau. Tuomet ryškiau ir tuomet dar ryškiau. Ir tas pats ryškiausias tai yra 4000 liumenų. Tai čia yra 3 paprastos funkcijos. Ir dar kažkaip galima įjungti 10 profesionalių funkcijų. Bet dabar, žinokit, nežinau, kaip įjungti 10 profesionalių funkcijų, reikia paskaityti instrukciją. Ten reikia kažkaip tai atsukti šitą, tuomet paspaus, pala. Ir tuomet kokią funkciją paliekat paskutinę, tai tokia ir veikia. Pavyzdžiui, dabar esu padaręs ant ryškiausių, va, įjungiu, tai ryškiausia ir yra išjungiu. Tuomet jeigu, pavyzdžiui, aš paspausiu ir palaikysiu ir išrinksiu, tarkim, tą blankę funkciją, tai dabar, kai išjungiu, įjungiu, tai blankė funkcija ir įsijungia. Tai kokį paskutinį palieka, tokia ir įsijungia. Tai paliksiu dabar patį ryškiausią, paskui eisim į lauką, pažiūrėsim, kaip šviečia. Tai dabar padarau patį ryškiausią, išjungiu, įjungiu ir yra pats ryškiausias. Nu, galim pažiūrėti, kaip šviečia naktį. Tai va šitaip. Kai žiūrėjus paskutinį video, blemma, dar to taip ir neišnešiau. 2 savaičių bėgėje turėtų atvažiuoti Armitech daugiau produktų į parduotuvę, tai tuomet pagalvosim, gal, nu žiūrėsim, kaip čia viskas bus, tai manau, kad tuomet gal pažiūrėsim ir jum taip pat tokį padarysim kažkokį tai konkursą, kur galėsit laimėti irgi tokį C2 Pro Maxą, tai jau rimtesnį žibintuvėlį. Na, o dabar, kaip pirmam kartui, tai jum visgi atiduosiu štai šitą zipį, tokį raktų pakabuką, kuris beje taip pat turi kelias funkcijas, tai čia yra toksai mažesnis žibintuvėlis, bet taip pat, sakė, labai populiarus produktas, tai atsiunti kelis populiariausius savo produktus, tai tas, sakė, topinis yra va, šitas va, jų produktas. Tai, nu, visam pasauliu labiausiai perkamas, kaip ir sakiau, pardavinėja ten gal 70 šalių, kiek ten pasėjus yra, mačiau parašytas svetainį. O šitas toksai yra va, mini žibintuvėlis, pala, tai čia taip pat yra nesumaišyti. Gerai, šitie važiuoja ten. Dabar iš to, tai viduje taip pat yra ant galvos bendas tas susidėt, nu, raištis ant galvos susidėt ir taip pat viduje yra štai tas žibintuvėlis. Tai jisai gali būti naudojamas kaip ant raktų pakabukų, beje čia tas išsineria, vat, įsimauna, tai čia galima uždėti ant galvos, galima prisitvo, irgi taip pat magnetinis, kaip matom, viskas yra magnetiniai. Tai va, galima ant galvos užsimontuoti, galima prie diržų užsimontuoti ir galima taip pat prie raktų pakabukų užsimontuoti, pasikrauna per USB. Vat yra pakrovimas ir taip pat yra daug funkcijų. Yra čionais 2 spalvos, raudona ir balta, tai vat jungiat baltą ir taip pat galite jungti raudoną. Tai dabar, žinokit, nežinau, bet taip pat yra intensyvumai lygiai taip pat, vat, yra, oho, tai čia ganėtinai ryškiai šviečia tikrai, tu savo pažiūrėjau, akis, vat, blemo palada babiškai. Tai yra, daug čia funkcijų labai yra. Yra mirksėjimo funkcija, tada yra va, toksai blankus, yra ryškesnis, dar ryškesnis ir nu čia daug tų funkcijų yra. Ir galima beje įjungti ir raudoną. Bet dabar žinokit, kaip įjungti raudoną, tai nežinau. Irgi aišku reikėtų pasiskaityti taisyklės. Nu jo, darau apžvalgą. Kaip čia įjungti? Nu tai šito nežinau, kaip tas veikia irgi nežinau. Nu bet tiesiog dabar išpakuojam.
Tai va, kaip atrodo tie žibintuvėliai. Lemma šviečia tikrai, žinokit, ryškiai. Nors toksai mažas, bet šviečia tai ryškiai, eina savo pažiūrėjau, akis dabar negaliu atsigauti. Taip, nu pala, bet man dabar pačiam įdomu pasidariau, kaip jungt raudoną. Jo. Tai va, 3 kartus paspaudus jis jungia raudonas, bet jisai čia dabar mirks. Nu vėl, čia aišku, reikia pasiskaityti tas taisyklės, čia žinau, kad yra daug tų funkcijų. Ai, beje, taip pat garantija, vos net prašau pasakyti, tai pavyzdžiui, va šitam, kur yra C2 Pro Max, yra 10 metų garantija. O va štai šitam Zipi, kurį dovanosiu jums, tai yra 5 metų garantija. Nu jo, tai garantijos tikrai tokių įspūdingų skaičių, 10 metų, 5 metų ir kaip ir sakiau, tai jie čia visi veikia ir po vandeniu, ir smūgiui atsparus, taip kad tikrai produktas neblogas. Tai ką dabar reikia padaryti, jeigu nori tokį gauti, tiesiog žmonės komentaruose parašykit, kad noriu Armitech, tiesiog parašykit noriu Armitech ir iš visų komentarų tiesiog random būdu išrinksiu vieną žmogų, kuris laimės ir viską jums nemokamai. Ta prasme, su siuntimu, su viskuo, viskas iš manęs, tai tiesiog jums atsiųsiu va štai šitą žibintuvėlį. Tai tiesiog parašykite komentarus noriu Armitech ir viskas. Random būdu vieną žmogų išrinksiu ir štai. Nemokamai gausit štai tokį žibintuvėlį, daugiafunkcinį, galite ant raktų pakabukų prisitvirtinti, šiaip iš tikrųjų geras, jo, dabar jau galvoju, blemų ir man dabar tokį jau reikėtų gal girdį ant raktų pakabukų, šiaip žiauriai patogu, ant raktų pakabukų prisitvirtinti, grįžti namo, kur vakare ar ką, pum, paspaudai, o tik dabar pala, raudonas tas įjungtas, pala, tai reikia dabar 3 kartus greit paspausti, va, grįžai, pum, įsijungiai, pasišvietei, patogu, reikia kažkur su dviračiu pavažiuoti, pavyzdžiui. Ar išeit kažkur į lauką, šiukšlės išnešt, ant galvos bendą galit, pumtų sudėt. Tie visi magnetiniai, kaip matot, įlenda į vidų, magnetinis beje limpa. Tai įsikišat, o gerai įlindo. Norit, kur norit prisitvirtinat. Tai va, kolegos, tokia Armitech produkcija. Ir kaip ir sakiau, šitas jums dovanų. Gerai, dar kartą, man tai šitas žiauriai buvo geras, ta prasme, pažiūrėk dar kartą, kokiu galingumu magnetinis tas, žiūrėk. Pumt. Ir viskas. Ir galit kraut. Nu jau, tikrai šitas geras, pažiūrėk. Kaip ir sakiau, žmonės, po 2 savaičių gal tokį irgi tuomet kažkam padovanosim. Nu, žiūrėsim. Kai ateis prekės, tada ir pasižiūrėsim. Na ką, grįžau po parodos, tai trumpus mintis, nu kaip ir minėjau, važiuojant, kaip ir tą patį ir dabar 2 metais galiu pasakyti, visgi šita paroda yra skirta labiau, nu tokiem jau labai dideliem ūkininkam, jau labai dideliem, kurie gali už traktorius mokėti ant 100 000, nu žodžiu, milijonais gali išvaistytis. Tai tokiem skirta, nu tokiem mažiem ūkininkam kaip aš nelabai ten yra ką veikti iš tikrųjų, nu bet aš nuvažiuoju tik tai, kad kontentų jums pafilmuoti, praktiškai tik dėl to. O daugiau tai ten man nelabai yra nuo aktualių dalykų, ką aš ten galėčiau pasižiūrėti ar dar kažką. Tai tiek šiam kartui, kolegos, ačiū, kad žiūrėjot, iki visiems.